Mitais ir legendomis apipintas Kirdeikių kaimas rašytiniuose šaltiniuose minimas dar 1554 metais. Tuomet jame buvo 29 sodybos. Žmonės gyveno įdomiai, kultūrinis gyvenimas čia tiesiog virė. Brangius vaikystės prisiminimus saugo ir Kirdeikiuose užaugusi, šiandien gimtajame krašte gyvenanti ir dirbanti Loreta Cigelskienė. Čia yra kaimas mano pradžių pradžia. Čia aš užaugau. Čia prabėgo mano vaikystė, čia lankiau vidurinį mokyklų, su draugais bėgiojau po kiemus, žaidžiau. Čia pirmų kartų nukritau nuo dviračio, susimušiau kojų, bet žinoma neskaudėjo. Nes, kaip sako, savas kraštas gydo ir visas žaizdas. Čia gyvenimas virė, kadangi buvo daug sodybų, gyvena daug žmonių, buvo kaimynai draugiški, visi pas vieni pas kitus vaikščioja, bėdoja savo bėdas, džiaugiasi savo džiaugsmais, pasakoja savo istorijas, močiutės sekmadienio vakarais eidavo bažnyčią šventose mišiose, po jų sueidavo pabendraut, pakalbėt, pasbėdavot, o mums vaikams tai buvo labai įdomu. Vaizdingą į Aukštaitijos regioną nuo seno garsino vietos šviesuolis, poetas kunigas Silvestras Gimžauskas, kurį pažinojo ne tik vietos gyventojai. Aš dar atsimenu tų trobų stovėjusių čia, nes kiekvienų rytų eidama į mokyklą ir grįždama iš jos, aš jų matydavau ir aš jų praeidavau. Man šitas namas slėpė labai didelį paslaptį ir galvodavau, kas čia gyvena, vaikui buvo labai įdomu. Kadangi buvau prisiskaičius pasakų, tai įsivaizdavau, kad čia gyvenus princesė, kažkas tai čia vyki, kažkas tai būvi. Tačiau iš tėvų sužinojau, kad čia gyvena būtent Silvestras Gimžauskas. Šiandien Kirdeikių žymybės pirkia džiugina Rumšiškių etnografinio muziejaus lankytojų akis, o vietos gyventojai neužmiršta šviesuolio ir istoriją apie jį pasakoja jaunesnėms kartoms. O jo troba, stovėjus Kirdeikių kaime, primena mums apie jo gyvenimų, jo praeitį, jo kūrybų. Mes, vietiniai, čia gyvenantys žmonės, prisimenam tų trobų, prisimenam Silvestrą Gimžauską šeimų, tai buvo šviesuolis, kuris kūrė eiles apie savo kaimų, savo gamtų. Turbūt jį ir įkvėpė ta gamta kurti tokius aukštaitiškus eilėraščius. Kirdeikių šviesuolis visada liks žmonių širdyse, o mįslingas istorijas augančiomis aukštaičių pirkiomis ir šiandien žavisi visi, užsukantis į Kirdeikius. Čia pasitikrinimui matosi, kad yra 5 mazgeliai. Regiono žmonės tebesaugo kultūrinį paveldą, puoselėja kūrybiškumą ir toliau tęsia gražias Kirdeikių tradicijas, savais talentais ir žiniomis dalinasi vesdami edukacijas. Utenos regionas kuria naują istoriją, unikalią ir nepakartojamą. Viena šių dienų Aukštaitijos krašto menininkių Inga Šidlauskienė. Tai menai susidomėjau gal nuo pat gimimo. Man atrodo, aš buvau kūrybiška visada, nuo sekretų tų vadinamų, gal kaip vaikas. Tai visada tie menai mane lydėjo, o taip jau labiau, tai gal kaip savarankišką tą tokį gyvenimą. Pradėjau, reikėjo kurtis buitį, namus, tai tiesiog iš noro pasipuošti aplinką ir pradėjau kurti kažkokius dalykus, kurie ir lydi mane iki šiol. Tai vat tie menai gal ir susijęs su tuo visuma, kurią aš kuriu, tai jeigu namie interjerą kuriu, tai rūpi ir užuolaidos, ir staltiesės, ir paveikslą nusipiešti, ir keramiką pasidaryti. Jeigu lauke kažką darau, tai ir augalai, ir mažoji architektūra. Menininkė kurti ypač įkvėpė vaizdingos ir užburiančios Utenos krašto apylinkės. Ne veltui tą ir vietą gyvenamąją pasirinkom, tai tas grožis, tokia estetika labai svarbu. Apskritai žmogui, jo kūrėjui, tai labai.
Apylinkės tose, kur gyvenu, kur žaugau, kur lankausi, tame tarpe ir Kirdeikiai, tai pirmiausia žavi savo gamta, tuo kalvotumu, ežerai, praktiškai, kur be mes žvilgsnį, vis kitoks peizažas, tobulai sukurtas gamtos, nei pridėsi, nei atimsi. Ir man atrodo, žmonės visai darniai prisiderina prie tos aplinkos. Ir šitam krašte tikrai ir tų sodybų gražių, ir paveldą tą stengiasi išlaikyti, tai ta aplinka labai tokia įkvepianti. Įkvepiančioje aplinkoje gimsta ir patys gražiausi projektai. Vienas jų – tarp miškų ir ežerų Kirdeikių apylinkių turtai. Utenos regione gyvenančių menininkų ir darnios bendruomenės dėka pasakos 12 brolių juodvarniais lakstančių motyvais kuriamas unikalus pažintinis takas. Buvau pakviesta prisijungti prie projekto ir kadangi tema 12 brolių juodvarniais lakstančių, tai iškart man kažkaip asocijavosi būtent su tais juodvarniais. Ir kai pamačiau tą lokaciją, kur bus jie išeksponuoti, tai natūraliai kažkaip dėliojasi nemaži objektai, jie besiplaikstantis vėjyje. Manau, kad geri, gražūs dalykai nebūtinai gimsta vieno žmogaus rankose, o tas bendrystė pridėtinę vertę labai viskam duoda, ne tik tai pačiai kūrybai, bet ir tam socialiniam gyvenimui, kas tikrai labai svarbu. Tas kūrybinis procesas greičiausiai visada yra meditacija, ypač jeigu skiri tam laiko ir turi visas reikiamas priemonės. Tai kiekvieną kūrybinę užduotį galima paversti dideliu malonumu.